Sveiki atvykę į dar vieną dvikovą, kurioje mes su Justu susiremsime dėl ekstremalių pramogų eksperto titulų. Tai pirmoji pramoga šiandien yra šaudimas į lėkštes. Tai mes kiekvienas turėsime po 25 lėkštes, į kurias reiks pataikyti. Ir 10 iš tų šūvių bus varžybiniai, kuriuos mes skaičiuosime ir pažiūrėsime, kas surinks daugiau taškų. Ką manai, pataikysim? Nu, bent vieną iš 25 reiktų. Čia laukia. Bam. Bėga. Ir gerai. Dabar aukštyn. Jo, op. Jau užtaisyta. Per skruostą deda. Vietoj skruostą nuleidžiam. Gerai. Ir labai gerai, kad pravedė. Na ką, pabandėme ir išmokome visus pagrindinius šūvius ir dabar atėjo laikas suremti ginklus 10 šūvių akistatoje. Leidžiu. Gerai. Leidžiu. Viršui. Leidžiu. Tą paleidau, gerai pataikė. Abi pataikai? Ja. Leidžiu. Jaučiu, kad zuikį sudaužė kamštis. Ai, kamštis... Yra konteineris, kuriame yra šaratukas, jis vėluoja, nes jis yra plastikinis ir atsilieka. Aha. Ir kai buvo šūvis, jį nedūžė ir paskui sudūžė. Labai gražiai. To pirmo net nemačiau, ar pataikiau. Ne, pataikė į miltus. Mes kaip pradedantieji, kaip pasirodė. Dar gerai pasirodė. Nes ta prasme, paprastai žmonės pusę šauna. Iš pirmo karto, taip jeigu jau... Kaip jūs tai vertinė šią pramogą? Sakyčiau, 9,5 iš 10. Ta pusę nuimu, dėl to net savo į skruostą kirtau porą kartų. Ne, šiaip žiauriai faina pramoga. Siūlau, rekomenduoju. Sako, bernvakariai, mergvakariai, važiuokit, švęskit. Grįžome į Kauną, esame Kaunakiemio gatvėje prie Vilko kartodromo ir sekanti mūsų užduotis bus palenktyniauti ir išsiaiškinti, kuris yra greitesnis. No mercy for you, no worries for you. That Game of Thrones, go Cersei on you. I flipped the script, I rolled the dice. Don't fall asleep, cause I'm working nights. Hey. Kai užsidega raudona šviesa, grįžtate atgal į pitleiną. Kairė ranka į apačią, o su dešinė sunkite į viršų. Hey, if you won't give it to me, I'ma take it. Pirmasis mūsų važiavimas buvo kvalifikacija, kurios metu stengiamės įvažiuoti greičiausią ratą. Tačiau nemažiau svarbi kvalifikacijos dalis buvo ir susipažinimas su trasa bei jos ypatybėmis. Kvalifikacijos laikai gavosi labai panašus, bet kad būtų truputį įdomiau, nusprendėme sukeisti startinės pozicijas. Jo, dabar svarbiausia tik tais yra nepačiaukinti, neapsisukti. Aš labai turiu sugebėjimų tą padaryti. Žinai, jūs tai svarbiausia ne kaip greitai tu važiuoji, bet koks platus esi trasoj. Taip. O kada pradėt? Kada pradėsim?
the position. We crush GEF, that's right, we definite. BEP, we reppin' it. So, turn it up, turn it up, turn it up. Come on, baby, just pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Okay, he pushed me off the track. All the time you have to leave a side. Turn up the radio, blast your stereo right now. This joint is sizzling. Check this out right here. Do wanna hate on us, do wanna act on us. Say she ain't down, but chick backstage will win. Position back. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-E to the E, then the I to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up, turn it up, turn it up. Come on, baby, just pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Inside. Feel like feels live and direct, rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls, waiting to do they thing. Pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Žiūrėkit, pirmas 2 vietos šiandien, nors šiandien nieks nevažiavo. Gerai, įsitaisom. Labai trumpas dabar podcastas bus. Kokie įspūdžiai? Šiaip įdomi dienelė. Atrodo, imam tokias veiklas, kur visą laiką darydavom vieną iš jų per dieną, o dabar padarom komplektuką. Living life. Living life. Aš žinai dar ką pagalvojau, kad mes tokias išsirinkom kol kas labai vyriškas, tokias pramogas, nežinau, gal jos, aišku, stereotipiškai vyriškos. Parako kvapas, svylančios padangos, kažkaip vis tiek toks benzingalvio įvaizdis. Tai va, bet kad nebūtų tas pilnai toksai rimtų dėdžių užsiėmimai. Mausimės timpas ir eisime vaikučių mėgstamiausią vietą, kur aš net bijau eiti su kamera ir mikrofonu. Ir aišku, mes dar sugalvojom bausmę. Artėju prie jos. Tas, kuris pralaimi, turi belly flopping, tai yra ant pilvo šokti į vandenį, kad pilnai pajustų pilvukas. Na ir paskutinė mūsų iššūkio vieta. Atvykome į Gym Space'ą. Sutrypti vaikučių pabiriučių. Ne, nesakyk taip. Jie po to nepasubscribins mano kanalą. Ne. Padūkti kartu su vaikučiais pabiriučiais. Šitas irgi negerai skamba. Nėra labai daug potencialių subscriberių. Labas. Taip. Yra. Nėra sunku. Visą laiką, kai čia atvažiuoju, mano subscriberių pakyla per maždaug 10-20. Labai paprastas žaidimas, kaip visi žaisdavom kieme, tai dabar žaisim ne kieme. Meti kamuolį, jeigu pataikai, kitas turi pakartoti, kaip tu pataikai. Minusas iki 3. Gerai, kas pradės? Išmetam. Mes kamu, 1, 2, 3. Pabandysiu prakišti pro koją. Aha. Šoksiu ant sienos ir tada dankinam. Nelabai dankas. Darai backflipą, meti kamuolį. O, tu kūrinis. Ok. Gerai. Man šitas nepatinka. Nepatiko. Gerai. Ne, tai kur tu metėjai?
tiesiog įmeta. Arba neįmeta. Gerai, kadangi Pijus už kadro susinerinęs nuspyrė kamuolį, tai man davė idėją pabandyti įspirti kamuolį. Nežinau, ar ten jėjo. Bus juokinga, jeigu peržiūrėsiu footage ir pamatysim, kad iš tikrųjų pataikė į tą tolimą metimą. Jo. Tai bemontuodamas visgi pamačiau, kad Justas pataikė šitą metimą. Ir kadangi aš greičiausiai šitą metimą būčiau nepataikęs, vienintelis teisingas kelias yra duoti tašką Justui. Demo, beveik trenkiausi galvą. Mes dar sugrįžtume. Toks atgal pašokimas pasidavimui, bet... Sekantis mūsų iššūkis yra Best of 3 buomo dvikova. Tai kas laimė bent 2 raundus, gaus dar vieną tašką mūsų mažame iššūkyje. Nu ką, diena beveik baigta, plaukai sušiaušti ir judam į paskutinę šiandienos stotelę. Kur mes jūs atvažiavom? Ar čia yra jau paskutinė mūsų stotelė šį vakarą? Prieš paskutinė yra labai laukta lova. Ir jo, ir aš visai negėdingai, manau, kovą atlaikiau ir dabar reikia atlikti tai, ką buvom skirta. Atlikti bausmę. Atrodė linksmiau negu dabar stoviu ir jaučiu.